Elektriniai plačiaračiai čioperiai. Šie plačiaračiai išsiskiria tuo, jog yra pamėgti tiek jaunimo, tiek vidutinio amžiaus žmonių ir šiek tiek mažiau senjorų. Kodėl? Nes daugiausiai juos matome miesto šventėse, kurortuose. Juos dažniausiai perka šeimos ir važinėja su savo mažamečiais vaikais. Plačiaračiai yra registruojami ir neregistruojami. Šis plačiaratis turi 1 kW variklį ir 20 ampervalandžių ličio bateriją. Jam registracijos nereikia. Šio elektrinio čioperio 1 kW galios versijoje yra pateiktas naujas ekranas. Jo pagrindinės savybės ir kuo jis išsiskiria, jog visą laiką aiškiai matome informaciją, o dienos šviesoje, kada šviečia ryški saulė, jo visa informacija aiškiai ir ryškiai bus matoma. Tačiau šis plačiaratis turi 2 kW variklį ir jam registracija jau privaloma. Šių plačiaračių čioperių sėdynės yra komfortiškos, minkštos, gali tilpti 2 asmenys. Ir jei truputį pažiūrėsime žemiau, yra atstumiamos kojų atramos, tad jūsų keleivis sėdės komfortiškai. Šio plačiaračio čioperio sėdynės yra atskirtos laikymosi rėmų, kad galėtų jūsų keleivis laikyti su rankom ir nereikėtų jūsų apsikabinti liemens. Taipogi minkštas atsirėmimas apatiniai nugaros daliai ir turi kojų atramas. Šis 2 kW galingumo čioperis turi aiškų ir informatyvų ekraną, kuriame pavaizduoti visi reikalingi rodmenys. Taipogi iš plačiaračių turime plačiaračius triračius. Triračiai yra kur kas masyvesni ir jų jau nereikia galvoti, kaip pastatyti ant kojelės. Atvažiavai, nulipai ir gali būti ramus, kad jis į šoną nenuvirs. Šis čioperis turi ypatingai gražų prietaisų skydelį. Jame matosi visa reikalinga informacija, greitis, baterijos lygis, kilometražas ir pavaros. Pavaros, kaip ir visose elektrinėse transporto priemonėse, galima reguliuoti su nykščiu, pasirenkant 1, 2 arba 3. Taipogi galima reguliuoti šviesas, trumpas ir ilgas, turime posūkių mygtuką ir garso signalą. Šis čioperis triratis turi hidraulinius stabdžius, taipogi turi rankinį stovėjimo stabdį, kuris paspaudus šį mygtuką ir atleidžiamas spaudus stabdžių rankinėlę. Platūs ir dideli ratai, universalios miesto padangos, gera stabdžių sistema ir gera aromatizacija. Čioperiai būna komplektuojami su miesto universaliom padangom ir su bekelės padangom. Kitaip tariant, offroadinėm padangom. Su šiom bekelės padangom galėsite važiuoti tiek miško takeliais, tiek bekelę ar žvyru. Jos turi geresnį sukibimą nei universalios miesto padangos. Šio plačiaračio padangos yra universalios, jos pasižymi tuo, jog turi gerą lietaus įstūmimą ir skirtos važiuoti asfaltu ar dviračių takais. Tai kokį visgi čioperį rinktis jums? Atsižvelkite į tai, jog šiam modeliui nereikalingos teisės, šiam yra reikalingos teisės, ar jūs norėsite registruoti ar nenorėsite, ir atsižvelkite, kur norėsite važiuoti. Ar daugiau bekelę, ar daugiau miesto takeliais, ar rinksitės čioperį 3 ratų ilgesniem kelionėm. Visą elektrinio transporto asortimentą ir detalę informaciją rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje haustera.lt. Taip pat galite kreiptis į mūsų elektroniniu paštu info@haustera.lt arba paskambinę mums telefonu 06 66 08 027. O jei norite pamatyti gyvai, atvykite pas mus į Alytų ir išbandykite jį patys.